Labas šeštadienio rytas, kaip visada turiu ką veikti prie golfo. Ir toks tingumas apėmė, kad net nežinau, o kiek galim nuvažiuoti. 380. Nu, reikia nuvažiuoti 500, manau, kad nuvažiuosim. Atvažiavam golfų detalių. Tai va, tokia liūdna istorija. Jūs tik pažiūrėkit, koks čia bardakas, kokia čia netvarka. Reikia pasidaryti vietos, kaip visada. Ir čia, ir garaže ta pati problema. Norint kažką daryti, reikia pirmiausia pasidaryti vietos. Taigi, viršuje yra golfo galinė sėdynė. Čia yra 4 priekinės sėdynės ir dar viena galinė sėdynė. Tai kas praleido, kas neatsimena, čia yra tiesiog 2 golfo salonai. Ten dar durų apšifkės. Žodžiu, šitų sėdinių su defektais turės gauti sėdinės be defektų, su minimaliais defektais. Žodžiu, ko mes čia atėjom. Čia yra pečiukas, jis yra išimtas iš golfo. Jis visas purvinas, reikia išplauti. Atėjęs čia ir padėjęs saloną, aš kažkaip žvilgtelėjau į šitą bardaką ir man akis užkliuvo vat už šito. Čia yra toks paralonas, klijuojamas. Ir man jau čia visur reikės. Aš nežinau, iš kur aš jį turiu, bet man panašu, kad nereikės jo pirkti. Aš jį čia panaudosiu visur sujungimams. Buvau užsukęs ugnius į garažą, patarė man prie pačios panelės irgi tokio paralono paklijuot, kad ten negirgždėtų, kad viskas taip glotniai priglūstų. Tai viskas turiu, čia man tikrai užteks. Nu va, sutaupėm krūvą pinigų. Nu va, pasidarėm biškį vietos. Kažkaip tilpo 4 sėdynės. Čia būčiau žinojęs, kad jos čia telpa, jau senai būčiau ten sukišęs. Na, aišku, galinės reikėjo nukelt, bet galinės jos mažiau tokios griozdiškos, kompaktiškesnės. Tai va, pečiukas visas. Nu, lygtais visos detalės, lygtais nieko nepamečiau. Tai 100 pečiuko pats radiatorius, užsisakiau naują. Šiandien gavau čia va tokią ausytę, nulaužiau išimdamas, sena plasmasė. Bet nepamečiau jos, kažkur yra, tai išplovęs viską priklijuosiu kažkaip tai čia gražiai ir bus gerai. Pečiuko ventiliatorius, jisai paskendęs vandenį. Užsisakiau naują, ten su rezistorium, su viskuo jisai paskendo, vos prasisuka ranka, žodžiu, aš jį paskandinau. Čia vieta, per kurią jungiasi laukas su vidum, iš lauko traukia orą per čianai. Čia yra plokštuma, kuri turėtų priglūsti prie kėbulo ir sandarinti viską, bet kaip prisimenam, pas mus gyveno peliukas. Tai peliukas čia taip normaliai pasidarbavo, ieškojo išėjimo, turbūt nežinau. Žodžiu, trūksta čia dabar detalių. Ratų perimetrą apėjo. Čia dar tokios grotelės buvo, grotelės irgi skylė buvo, tai jis per tas grotelės prasigraužęs įlindo, tada apgraužė ventiliatoriaus sparnuotę ir turbūt pateko tada jau į mašiną, ten bandė tada iš jos ištrūkti vat per čia jau, nes nerado kelio per pečių. Čia viską apgraužė, nepavyko, palindo po galinę sėdynę ir mirė. Tai va, tokia liūdna istorija. Žodžiu, aš viską čia išsidėliojau ir viską dabar reikia plauti. Va, čia dar tas peliukas irgi pragraužė. Nu ir va, taisyti dabar visas šitas vietas reikia taisyti, viską reikia padaryti normaliai. Šita rankovė tokia būna užmauta ant šitų ortakių, ant šito, man atrodo, ir ant šito. Tai vienas visiškai sugraužtas į skutus, kitas dar geras. Tai, žodžiu, daug žalos padarė mažas pilkas gyvūnėlis. Tai pasirašiau aš čia plovimui viską. Ir toks tingumas apėmė, kad net nežinau. Čia reikia pasidaryti kažkokią tai vonelę, kurioje aš plausiu. Vasarą tai norėčiau už lauke tą padaryti.
Bet dabar ne vasara. Ir laukia aš to daryti visai nenoriu. Nu, yra vienas variantas. Labas rytas. Šiandien mūsų laukia beveik 500 km kelionė. Ir į ją mes važiuojam su šitų Volkswagenu. Turim pusę bako. O kiek galim nuvažiuoti? 380. Nu, reikia nuvažiuoti 500. Manau, kad nuvažiuosim, nes čia po miestą maliausi. Sąnaudos tikrai buvo didelis. Tai pasišildom ir pučiam į molėtus. Na ką, truputį užkandom, pagėrėm kavelės, išvažiavom jau iš miesto, stabilizavosi kuro sąnaudos, tai dabar turim 4,5 litro kuro sąnaudos. Čia yra 2 litrų dizelis, 103 kW, truputį pačiupotas. Tai yra kupė kėbulas, mechaninė pavarų dėžė. Tikrai neblogas kelioninis automobilis, kai reikia nuvažiuoti kažkokį didesnį atstumą. Tikrai patogu viduje sėdėti. Ką galiu pasakyti, kad čia ne koks šaranas ar panašiai. Visokių daiktadėžių, skyrelių daiktam pasiimti tikrai čia yra mažiau. Tai tiesiog tokie apsikrovę daiktais važiuojam. Ne taip patogu, aišku, bet įsijungiam autopilotą ir pučiam. Tikiuosi dar visokių smulkmenų rasiu, dėl to, kad sakė, kad dar tik pradėta ardyti, visos dalys yra. Labai tikiuosi, kad daugiau detalių bus. Pasimatysim netrukus. Atvažiavom Golfų detalių. O čia apsauga. Ką Reksai? Jau pasiėmėm detalės, nusipirkom truputį daugiau negu planavom, tas yra gerai, šiek tiek daugiau detalių turėsim projekte. Tai išvažiuojant iš Vilniaus turėjom range 400, tai dabar turim 410 ir nuvažiavom 207, tai reiškia kuro sąnaudos labai stipriai sumažėjo. Važiuojam jau 3,5 valandos ir sąnaudos nukrito iki 4 litrų. Puikiai pavasario diena. 11 laipsnių, beveik visą dieną saulė, šiek tiek tik tai debesuota. Labas šeštadienio rytas. Kaip visada turiu ką veikti prie golfo. Šiandien didelio plano nesu nusistatęs. Bandysiu daryti tuos darbus, kurie geriausiai seksis. Jeigu norėsiu šiandien pradėti surikinėti pečiuką, kuris beje jau yra išvalytas, sklendės pataisytos, pakeistas pats pečiuko radiatoriukas. Žodžiu, padarytas jam reikalingas aptarnavimas. Salonas paruoštas pečiuko įdėjimui.
Tai dabar galima būtų jau ir garso izoliaciją pradėti dėti. Tada pečiuką, bet nežinau. Geros naujienos yra čia. Išėmiau valytuvus, valytuvų mechanizmą. Čia yra silpna vieta, čia būna rūdžių. Tai viskas, ką pavyko rasti, yra va šita menka rūdelė. Reiškia, bus mažiau truputį darbo. Čia situacija nepakitus, tiesiog užgruntuota ir galbūt vienas šiandienos planų ir bus paruošti šitą dalį dažymui. Reikia sušveisti šitą vietą, sulyginti, rasti vietas, kur galbūt glaisto reikia, lengvai paglaistyti, nugruntuoti, kur reikia. Prieš tai, aišku, užsimaskuosiu viską, kas gali nukentėti nuo mano kebulinių darbų. Ir nugruntavus reikės užsisakyti dažų ir iš balionėlio, manau, nudažysiu ir nulakuosiu, ką dariau su Audi A2 ir buvo įdomu, bet nemanau, kad aš čia norėsiu dabar profesionaliai kažkaip tai su profesionaliai įranga daryti aš tą dažymą. Ir žinoma, kažkoks atnaujinimas bus su raudona įrankių dėže. Tai man atrodo, gal nuo to ir pradedam. Pasižiūrim, ką naujo galime ją įdėti. Su manim susisiekė mano senas bičiulis ir šito kanalo subscriberis Dainius, linkėjimai Dainiui. Paklausė tiesiog, koks artimiausias man yra paštomatas. Ir aš jau nieko neklausiau, tiesiog laukiau siuntinių. Tai štai ką mes gavom. Porą pirštinių ir įrankių komplektėlis. Šitam įrankių komplekte yra 1/4 terkšlė, galvutės nuo 4 mm iki 14 mm, prailgintuvai, šarnyras, mažų galvučių laikiklis, atsuktuvas, kuris irgi gali būti naudojamas kaip prailgintuvas. Ką aš esu girdėjęs apie šitą brandą, tai kad tai jau dabar darosi sunkiai prieinamas dalykas paprastam mirtingajam. Kiek girdėjau, dabar paprastai tiesiog užėjus iš gatvės į parduotuvę negali nusipirkti nei įrankių, nei priemonių, nei chemijos ar ten dar kažko tai, ką jie parduoda. Reikia turėti sutartį. Tai laimėje aš darbę turiu sutartį ir perkame įrankius, chemiją ir taip toliau iš jų. Bet jeigu reikėtų pačiam įsigyti, tai visų pirma, aišku, kaina yra tokia, ne kiekvienam prieinama. Tai čia yra tikrai vertingas įrankių komplektas. Gali būti sunku gauti įrankių, šito brando įrankių paprastam vartotojui. Tai nežinau, kas susidūrėt, kas žinot tiksliai, galite komentaruose parašyti, visi žinos. Ar galima iš gatvės užeiti į parduotuvę ir įsigyti, kas patinka, ar vis tik reikia turėti sutartį ir tik tada gausiu tai, ko nori. Tai va, tai šita įrankių dėžutė, kompaktiška, tokio dydžio, įrankių visai nemažai. Tai dabar simboliškai jinai keliauja į didžiąją raudoną įrankių dėžę, bet tuoj pat iš ten ją išimsiu ir manau pradėsiu su jais dirbti jau dabar. Bandysiu išsiaiškinti, kurios galvutės dažniausiai naudojamos ir jau prie šitos turimos įrankių dėžės derinsiu tai, ko neturiu. Tai čia tada, tarkim, bus tokia kaip bazė, ir ją didinsim tam, kad turėtume pakankamai įrankių toje dėžėje. Tai va, labai kompaktiškas dalykas. Ačiū Dainiui ir važiuojam toliau.